Labą dieną. Šiandien turim 153 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie meno raidą XIX amžiaus pradžioje, XX amžiaus pradžioje, tame laikotarpyje. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie muziką. Taigi žymiausias XIX amžiaus pradžios kompozitorius buvo Liudvikas van Bethovenas. Visus stulbino Bethoveno pianisto talentas, tačiau silpstant klausai, jis darėsi vis didesnis atsiskyrėlis. Sulaukęs 50 metų, Bethovenas visiškai apkurto. Todėl viešai jis nebekoncertavo ir dar labiau atsiribojo nuo visuomenės. Tačiau nežiūrint negalios, Bethovenas kūrė taip pat gausiai, kaip ir anksčiau. Paskutiniųjų jo gyvenimo metų kūriniai laikomi didžiausiais šedevrais. Ypač garsios yra 5 ir 9 simfonijos. Pastarosios paskutinėje dalį užbaigia chorinė muzika, sukurta pagal Šilerio Odės džiaugsmui žodžius. Visi žmonės bus broliai, kabutėse. Tokia pagrindinė šio kūrinio mintis. XIX amžiaus pirmoje pusėje muzikoje išryškėjo romantizmo kryptis. Muzikinio gyvenimo centras iš Vienos persikėlė į Paryžių. Prancūzų romantinės muzikos atstovas Hektoras Berliozas sukūrė garsias simfonijas pagal Bairono poemas kabutėse Manfredą ir kabutėse Childe Haroldą. Vengrų atlikėjas ir kompozitorius Ferencas Listas, kaip ir daugelis romantikų, savo kūrinius taip pat kūrė pagal žymių rašytojų veikalus. Listas buvo vienas iš Budapešto muzikos akademijos steigėjų bei pirmasis jos prezidentas. Paryžiuje gyveno ir dirbo lenkų kompozitorius ir pianistas Friderikas Šopenas. Dauguma jo kūrinių sukurta fortepijonui, juose jaučiamas tėvynės ilgesys. XIX amžiaus antroje pusėje Giusepės Verdžio dėka vėl suklestėjo italų opera. Dalis kompozitoriaus operų buvo susiję su politiniais ir istoriniais to meto įvykiais. 1869 metais buvo baigta kasti Sueco kanalą. Jo atidarymo proga Verdžiui buvo užsakyta parašyti operą. Kurdamas kabutėse Aidos operą apie senovės Egiptą, Verdis konsultavosi su žymiausiu prancūzų egiptologu. Tačiau iki kanalo atidarymo operos Verdis nespėjo pabaigti. Premjera buvo numatyta 1870 metais. Kairo operos teatro atidarymo proga, tačiau laiku įvykti negalėjo dėl Prancūzijos ir Prūsijos karo, nes operos dekoracijos liko vokiečių armijos apsuptame Paryžiuje. Italijos patriotų, kovojusių dėl savo krašto suvienijimo,
ir nepriklausomybės mėgstamiausia daina buvo iš Verdžio operos "Nabukas". Maištinga operos daina "Skrisk svajone sparnuotoji mano" italų buvo dainuojama kaip protestas prieš kitataučių valdymą. Populiariausia visų laikų opera galima laikyti prancūzų kompozitoriaus Žoržo Bizė "Carmen". Nors Bizė sukūrė ir daugiau operų, tačiau labiausiai jį išgarsino pastaroji. Kitas žymus XIX amžiaus kompozitorius buvo Richardas Vagneris, pasaulinėje scenoje įtvirtinęs vokiečių operą. Jis sukūrė garsųjį 4 operų ciklą "Nibelungo žiedas", kurio siužeto pagrindą sudarė senovės vokiečių epas. Vagnerio kūrybą rėmė Bavarijos karalius Liudvikas II. Jis taip pat skyrė pinigų, kad Bairoito mieste būtų pastatytas operos teatras Vagnerio operoms atlikti. Ir šiandien yra rengiami garsūs Vagnerio operų festivaliai. XIX amžiaus pabaigoje romantizmą muzikoje keitė kitos meno srovės. Viena iš ryškesnių meno srovių, atsiradusi dailėje, o vėliau ir muzikoje, buvo impresionizmas. Žymiausias impresionistinės muzikos kūrėjas yra Claude'as Debussy. Jo muzikoje, kaip impresionistų dailininkų drobėse, buvo siekiama perteikti įspūdį, nuotaiką. Impresionistams buvo svetimas romantizmo tragizmas, heroizmas, jausmingumas. Jų kūrybos temos – nuotaikos akimirka, gamtos vaizdas, paros laikas, buities detalės. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie muziką. Surašykite XIX amžiaus kompozitorių pavardes ir jų kūrinių pavadinimus. Surašykite kompozitorių, aktyviai dalyvavusių politinėme to meto gyvenime, pavardes. Sudarykite ir užpildykite lentelę, kurioje atsispindėtų XIX amžiaus muzikos stiliai, kūrėjai ir jų kūriniai. Pasakokite, surašykite, sudarykite ir užpildykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.